Labą dieną, gerbėmieji mano Patreonų sekėjai, žiūrovai ir labai ačiū Jums už kantrybę, nes žinau, kad kurį laiką kontento nebuvo, bet manau Jūs naujieną sekate ir žinote, kad kas su mūsų paskutiniu reisu atsitiko Ukrainoje Pakrovske, tai kaip žadėjau, apie tai su Jumis ir kalbėsimės. Iš tikro, tai trumpai pereisiu iš tikrųjų, ką Jūs išgirsite ir padarysim tokį kaip ir įvadą. Tai bus visa serija video apie mūsų paskutinį reisą į Ukrainą. Ir Jūs būsit būtent tie, kurie išgirs viską, ką mes veikime dienomis, kaip važiavome, kokiu maršrutu važiavome ir visas smulkmenas. Taip pat ketinu ne vienas čia kalbėti, bet taip pat pasikviesti visus 5, dar 4 be manęs, dar 4 kelionės dalyvius, tai yra Aivas, Žilvinas ir 2 Richardai, kurie tame dalyvavo, kad nebūtų šneka tik tai iš mano vieno perspektyvos, nes, žinot, visi mes matėme iš savo kampo, kaip kas įvyko ir darėme skirtingus veiksmus ir matėme tą pačią situaciją, galbūt ne tai kad skirtingai, bet turėjome skirtingas mintis, skirtingus požiūrius ir patyrimus. Tai serijos bus suskaidytos nuo 30 minučių iki valandos, kad spėtume ir pirmoji ši vadinė bus nemokama, kurią galės matyti visi, kad suprastų, kas bus sekančiose, o jau sekančios bus leidžiamos tik tai mokamiems Patreonams. Aišku, paliekant pradinę minutę ar ten 5 visiems. Tai šiandien pagrinde apibendrinime mes kalbėsime, kaip mes, niekada kažkaip tai smulkiai nepasakau, kaip mes ruošiamės tam reisui. Šiandien pasistengsiu pakalbėti smulkiau, kad visi suprastų, kad pasiruošimas tai nėra tiesiog, štai man atvežė kažkas paletę ten sausų davinių ar padangų, mes susikrovėme ir jau galime važiuoti. Tai yra iš tikrųjų sudėtingas, pasiruošimas tai yra sudėtingas ir iš dalies biurokratinis procesas ir jis užtrunka. Tai apie tai pakalbėsime. Bendrai visas reisas užtruko pas mus, aš čia pasirašęs savo, kad nesupainiočiau jūsų ir būčiau kiek įmanoma tikslesnis. Visas reisas užtruko 15 dienų ir išvykimas buvo birželio 18 diena iš Kauno ir grįžimas įvyko Liepos 1 dieną. Tai jeigu neįveikiai Pakrovske, aišku, kurių niekas negalėjo suplanuoti ir numatyti, mano skaičiavimas reisas galėjo užtrukti 9 dienas. Arba netgi 8. Tačiau yra kaip yra. Tai nuo pradžios ir pradėsim. Pasiruošimas. Kaip ir spėju kiekviena organizacija, mes turime savo karinius dalinius, savo ligoninės, sakau savo, tai turiu omeny, kuriais rūpinamės, iš kurių gaunam paraiškas ir kuriem padedam. Suprantama, kad negalim aprėpti visų, tai esam tiesiog pasirinkę tam tikrus taškus, į kuriuos vežame tikslinę pagalbą, o ta tikslinė pagalba tai yra ne tai, ką mes patys sugalvojam nuvežti, bet ko jie prašo pagal poreikį. Tai, kaip minėjau, yra kariniai daliniai, kuriuos paminėsiu, yra ligoninės, kurias taip pat paminėsiu, tačiau kartais būna, kariškai tariant, ad hoc projektų, kai tiesiog mūsų paprašo, gal galėtumėt nuvažiuoti ten ir perduoti kažką. Tai kaip vienam reisui buvo, kad vežėme dovanas vaikams, kurie yra globojami, kuriuos apsėmė globoti šeima, o patys vaikai iš okupuotų rajonų.
Tai šitaip, planavimas vyksta, pasiruošimas ir planavimas vyksta taip, kad VŠ iki pergalės turi savo balanse automobilius. Šiuo atveju dažniausiai naudojami tai yra mikroautobusas Volkswagenas Transporteris, kurį mes vadinam Meška, ir Renault Trafikas, kuris turėjo pavadinimą, bet jis kažkaip tai jam neprigijo ir šiuo metu tiesiog Renault Trafikas. Tai Meškos istorija irgi gan įdomi. Iš tikrųjų, jeigu gerai prisimenu, tai Eiva priklijavo Transporteriui Meškiuko pravardę, tai labai trumpai pasakysiu kodėl. Tai Antro pasaulinio karo metu Lenkijos kariai kažkokiu būdu, pas juos kažkokiu būdu atėjo mažas meškiukas. Tai mama ar buvo žuvusi, mirusi kažkokiu būdu, ar ten sumedžiota karo metu, mes nežinom. Ir Lenkų kariai tą mažytį meškiuką pradėjo maitinti, globoti, auginti. Ir tas meškiukas užaugęs karių aplinkoje pradėjo juos mėgdžioti. Vaikščioti ant dviejų kojų, kai kariai kraudavo daiktus į sunkvežimius, padėdavo jiem krauti, sėdėdavo kartu ten prie laužo, kartu eidavo valgyti. Ir kaip sakant, kariai pamatė, kad vis dėlto turi tokį jau rimtą pagalbininką, kai tas mažytis meškiukas užaugo į normalų meškiną, tai kariai, naudodamėsi jo jėga, pradėjo duoti jam rimčiausius darbus, krauti sunkiausius krovinius ir ten ar stumdyti. Tai štai kodėl mes pavadinam savo Trafiką meškiuku. Nes jis labai gerai veža ir labai yra daug kartų nuvežęs. Jeigu gerai prisimenu, ant Trafiko priekinių durelių jau yra 12 Gedimino stulpų, bet 2 dar nenupiešti, tai viso jis jau padaręs, taip gaunasi 13 reisų į Ukrainą. Ir jau dabar ant savo durelių galės turėti dar ir 2 Iskanderus, nupieštus 2 Iskanderus, kurie bus perbraukti raudoną liniją. Tai su ta ironiška mintimi, kad vis dėlto jie mūsų nesunaikino. Pasiruošimas. Tai pradedam gal iš pradžių. Kariniai daliniai arba ligonius, su kuriais mes palaikome nuolatinį ryšį, siunčia mums prašymą. Ar pavadinkim užklausą, tai yra oficialus blankas su jų rekvizitais, kuriame jie rašo, kad šiuo atveju jų poreikis būtų, duosiu tokį elementarų pavyzdį, 3 automobiliai, 4 Starlinkai, ten 15 padangų ir visa kita. Tokiu atveju jie nurodydami 100% poreikį, koks jiems yra reikalingas, o mes galime nuvežti tik tai tiek, kiek jūs padedate mums. Tai kaip pavyzdys, paskutiniu reisu mes nuvarėme vieną visureigį, nors puikiai suprantame, kad tam pačiam kariniam daliniui reikalingas automobilis, kuris galėtų, tai mikroautobusas, kuris galėtų atlikti greitosios pagalbos funkciją, tačiau tam mes neturim nei to automobilio, nei pinigų, tai tiesiog mes siunčiame jiem raštą atgal, kuriame patikslinome, ką mes galime vežti. Ir nurodome tą kiekį, kurį vešime. Tada karinis dalinys visus tuos dalykus privalo deklaruoti jau veikiančioje Ukrainoje elektroninėje muitinės deklaracijoje. Jeigu mes tos deklaracijos neturėsim, automatiškai ant sienos striksim ir turėsim labai daug problemų. Tai tada karinis dalinys jau atsiunčia mums dar vieną raštą, tai yra patikinimas, kad tie daiktai yra deklaruoti ir tą pačią elektroninę deklaraciją, kurią mes turime turėti su savimi, važiuodami tam, kad kirstumėm, kad sėkmingai, be uždelsimo kirstumėm Lenkijos-Ukrainos sieną. Tai
Toks pasiruošimas, kuris, kaip sakant, dar apie daiktus nekalbėjom, vyksta dokumentais. Visas šitas biurokratinis dalykas atsirado, turiu omenyje elektroninę deklaraciją, ir būtent toks procesas atsirado šiais metais. Pačioje pradžioje tai buvo popierinės deklaracijos, kur tiesiog mes atvažiuojam su daiktais, vietoje gaunam blanką, surašom, kiek turim dėžių su sausais daviniais, dėžių su higiena, dėžių su medicina. Kaip pavyzdys, viename iš mikroautobusų vežėm keturatį viduje, tai kad yra keturatis. Ir vietoje tą padarydavom. Tačiau nieko keisto ir visi tikriausiai yra girdėję vienaip ar kitaip kažką, kad iš tikro verslininkai, tie, kurie veža prekes iš ES ar tiesiog iš tos pačios Lenkijos į Ukrainą, pradėjo naudotis sistema, reiškia pasivadina savanoriais ir deklaruoja, kad veža daiktus kariuomeniai, o iš tikrųjų veža prekes tiesiog pardavimui, nes jeigu veži kaip parama, nereikia mokėti jokių muitų, mokesčių ir visa kita. Tai atsirado tokie, nežinau kaip juos vadinti, gudročiai, bandantis pasinaudoti karu ir Ukrainos biurokratijos aparatas sureagavo būtent taip, kad padarė elektroninę deklaraciją ir dabar kiekvienas karinis dalinys, organizacija, ligoninė turi, aš dabar neatsimenu tiksliai kaip vadinasi, bet sakykim tą savo kodą ir privalo tai daryti, priešingų atveju ant sienos daiktus reikės jau deklaruoti kitaip, kaip ir mokėti mokesčius už jų įvežimą ir tai jau bus ne parama, o bus prekyba. Tai taip, su tais dokumentais. Ir kai jau turime tiek, paimkim šiuo atveju karinį dalinį, kai jau karinis dalinys mes esam dvi pusės susiderinę, kad vešime būtent, kad šitos daiktus turime ir kad vešime būtent taip, visi dokumentai yra, pradedam pasikrovimą. Tai VŠI iki pergalės turi savo sandėlį, kurį nemokamai leido naudotis mums įmonė, tiksliau įmonės direktorius. Sandėlys mūsų yra Kaune, konkrečios vietos neminėsiu, kam reikia tą žino. Ir ten mes laikome daiktus iki išvežimo. Šiuo atveju, šiai dienai mes turime sandėlys, aišku, nėra tuščias, tenai daiktai atvyksta nuolatos iš jūsų, iš įmonių, iš kitų rėmėjų, kurie susisiekia su mumis tiek messengeriu, tiek nurodytų iki pergalės puslapyje telefonu, būtent su AIVA. Ir mes priemame įvairiausius daiktus, kurie gali prisireikti ligoniniams, kariams, tiesiog vaikams, žmonėms, kurie likę be gyvenamojo būsto ir stengiamės viską iš sandėlio kuo greičiau išvežti, tenai nesaugoti ir nelaikyti. Taip pat šiuo klausimu mes bendradarbiavame su kitomis organizacijomis ir jeigu turime kažkokių daiktų, kurių, sakykime, šiai dienai mūsų remiamiems kariniams daliniams ar ligoninėms nereikia, tačiau kaip pavyzdys reikia Marijai Saulės Miltis ar Gediminui, LDK palikuonės ar kitoms organizacijoms. Mes mielai dalinamės, nes vis dėlto tai yra darbas bendram labui. Ir taip pat iš tų organizacijų, tai iš Tomos esam gavę ir iš Marijos Saulės Miltis esam gavę taip pat daiktų, kuriuos vežėme Ukrainos kariams ir ligoninėms. Pasikrovimas vyksta ne tą pačią išvykimo dieną, bet stengiamės tai padaryti iš anksto ir pasiruošime. Kiekvieną kartą dar būna tokie dalykai kaip transporto priemonių techninės būklės patikrinimas arba būtinasis remontas.
Tai yra pasiruošimo proceso dalis, nes mes visi esam turbūt kažkada keliavę ir jūs tame tarpe su automobiliais. Ir mažiausiai ko norisi, tai reiškia neturėti atsarginio rato, kai pradurta padanga, arba paaiškėja, kad neturim tinkamo rakto ratų varžtams atsukti. Tai tikrinama, kad automobiliuose būtų ir gesintuvai, tempimo trosai, tie patys akumuliatoriaus pakrovimo užvedimo laidai, dar liaudė vadinami krokodilais, vienas raktų komplektas, kad galėtumėm kažkokį tai minimalų remontą pasidaryti vietoje, jeigu, aišku, kvalifikacija ir galimybės leis. Arba datemti bent jau iki artimiausios kuro kolonėlės, kur yra kava, ir ten sulaukti kažkokios tai pagalbos. Tai apie tuos dalykus, tai tokie pasiruošimai iš transporto priemonės pusės. Pakrovimą dažnai pasiskambinam mūsų savanoriam, draugam. Tomą esam kvietę ne vieną kartą ir kitus padėti pasikrauti. Arba tiesiog iš lėto skiriame tam dieną arba dvi ir su Aiva darome vieni. Tai kraunam dėžes ant palečių, vežam laukan, Aiva markiruoja spalvomis. Mes taikome tokią sistemą, kad dėžės nesusimaišytų, kad Ukrainoje nebūtų taip, kad iškraunam dėžę, kuris skirta ligoniniai, o paimam ją iškraunam artileristam. Tai priklausomai nuo to, kiek turim taškų, dėžes žymime spalvotą lipnia juosta, tai kaip pavyzdys artilerijai ten dėžės turės geltoną lipnia juosta užklijuota, ten Pakrovsko ligoninė žalia juosta, pėstininkai arba specpajėgos mėlyna ir taip panašiai, taip toliau, kad nesusimaišytumėm. Ir tas būdas veikia. Pas mus bent jau mums pakankamai patogu taip daryti. Atsiprašau, atsigersiu, daug šneku. Geriu mineralinę, nuspalvintą tuo, kaip jisai, sirupu. Ir čia gali būti jūsų įmonės reklama, ne? Pavyzdžiui, Fantos arba Coca-Cola. Gerai. Važiuojam toliau. Kompozicija. Tai apie pasiruošimą, pakrovimą ir dokumentus pakalbėjom. Kompozicija. Paskutiniu reisų metu jinai buvo 2 mikroautobusai, visureigis, kurį varėme pėstininkams, ir Kalvarijose prie mūsų prisijungė Laimonas dar su vienu visureigiu. Laimonas Karpičius, tai paramedikas, kas nežinojo ir negirdėjo, kuris pasiliko Ukrainoje, pasak jo, žiūrėsim kaip seksis, 6 mėnesiams. Tai jis tampa Ukrainos kariuomenės kariu ir tenai dirba kaip paramedikas. Tiek mokinti ukrainiečių karius medicinos, pirmosios pagalbos, tiek dirbti evakuaciją, jeigu to reikės. Taigi viso mūsų komandos startavom iš Kauno 3 automobiliais ir 3 automobiliai 5 žmonės, jeigu gerai pamenu. Ir Kalvarijose prisijungė Laimonas, taigi per Lenkiją važiuojam 4 automobiliais. Tačiau reisas vyko jungtinis. Iš viso automobilio koloną sudarė 12 mašinų. Visų pavardžių neminėsiu. Važiavo, kadangi didžioji mašinų dalis priklausė valdo grupiai, tai jisai skaitėsi reiso vadas. Iki mūsų išsiskyrimo, tai iki Kijevo. Taip pat važiavo Pavel Kovtunec. Tai apie kompoziciją tiek. Ir
kaip minėjau pradžioje įvade, birželio 18 dieną mes išvažiavom iš Kauno. Tai buvo, jeigu gerai prisimenu, apie 10-11 valandą ryto jau, kai visi žmonės susirinko, pasišnekėjom, kuri mašina važiuos pirma ir taip toliau panašiai. Maršrutas. Maršrutas būna iš anksto suplanuotas ir visiems žinomas. Tai pagal mūsų planą arba išvykstant, maršrutas turėjo būti Kaunas, Kalvarija, Bialystokas, kuriame beje gavome įdomią žinutę į savo telefonus, tai reiškia Lenkijos, nežinau kaip čia pasakyti, vyriausybės žinutė, kad nesiartinti prie Lenkijos-Baltarusijos sienos, nes ten sieną saugo ginkluoti kariai ir gali vykti apšaudymai, susišaudymai. Tai nežinau, ar tie, kurie gyvena prie pasienio, būna tokios lietuviškos žinutės, bet aš negirdėjau, kad tokių būtų. Bet vat, Lenkijoje yra toks dalykas. Tai nuo Bialystoko važiuojam link Liublino, nuo Liublino link Kravaruskos ir tenai kertam sieną. Pačios kelionės metu apartos tokios įdomios žinutės nieko ypatingo nebuvo. Buvo sustojimas Lenkijoje pavalgyti pietus ir tą patį vakarą mes privažiavom Lenkijos-Ukrainos sieną. Ir tenai, kaip visada, nežinau, kiek jūs esat girdėję apie kaip vyksta Lenkijos-Ukrainos sienos kirtimas, bet ten visą laiką būna įdomių, linksmų ir visiškai nejuokingų istorijų. Tai privažiavus Lenkijos-Ukrainos pasienį, jau pirmas automobilis, tai yra Pavel Kovtunis su savo pikapu jau strigo. Dėl tokios iš mūsų pusės žiūrint juokingos priežasties, arba tiksliau ten visai buvo ne priežastis, o jau prasidėjo kabinėjimasis. Nežinau, kodėl būtent Ukrainos Lenkijos pasienio dirbantis muitininkai, turiu omeny Lenkų muitininkai, pasieniečiai mūsų nemėgsta, gal dėl to, kad vis dėlto Vilnių mes kažkada atsiėmėm, gal dėl to, kad kažkada Lietuva su Lenkija pakariavo, o galbūt dėl to, kad visų šalių pasienio ruožai visą laiką būdavo ginčytinos teritorijos. Tai priminsiu, kad Antro pasaulinio karo metu Lenkija buvo okupavusi Liublino, Lvivo ir sekantį regioną. Ir iš Lenkų perspektyvos žiūrint, Stepanas Bandera, kuris buvo partizanų vadas, kaip pas mus vanagas, Lenkijoje jisai skaitomas fašistų, žudikų ir priešų. Nes jisai laisvino, sakykime, Ukrainos partizanai kovojo tiek prieš Raudonąją kariuomenę, tiek prieš vokiečius, tiek prieš Lenkus, prieš bet ką, kas buvo ne ukrainiečiai Ukrainoje. Tai tokie dalykai ir mes tikrai matom ir jaučiam, kad Lenkų pasieniečiai mūsų, švelniai tariant, nemyli. Tai pagrįšiu prie pirmo pikapo prisikabinimo, tai įmonė, kuri, aš dabar nepasakysiu tiksliai, ar jinai tik nuomoja automobilius, ar ir parduoda, bet buvo davusi Pavelui, oficialiai išnuomavusi automobilį Pavelui kelionė į Ukrainą, kad jis turėtų su kuo važiuoti ir galėtų vežti daiktus. Ir jis turėjo tuos dokumentus, tačiau dokumentuose buvo parašyta, kad, tiksliau, iš mano perspektyvų žiūrint, dokumentuose viskas buvo parašyta labai gerai, kad šitas išnuomotas automobilis gali būti naudojamas ir užsienyje. Tačiau Lenkų muitininkui to neužteko žodžio užsienyje, nes nebuvo parašyta Ukrainoje.
Tai žiūrint iš muitininko perspektyvos, reiškia, nuomojant įmonę turėjo tame dokumente įvardinti Ukrainą, Moldaviją, Uzbekistaną ir visas Afrikos šalis. Tam atveju, jeigu Pavelas sugalvotų nuvažiuoti ir ten. Taigi žodis užsienį netiko, tai teko skambintis, tai buvo jau vėlus vakaras, apie 9-10 vakaro. Teko skambinti, Pavelas skambino į Lietuvą, kad įmonė atsiųstų dokumentą, kuriame būtų užrašytas žodis ir Ukraina. Ir tada jau muitininkui tiko. Mano supratimu, tai yra kabinėjimasis ir asmeninės valdžios rodymas. Ką tokie muitininkų veiksmai daro, jie, mano supratimu, tokiu būdu jie apšika visus kitus Lenkus, Lenkijos piliečius ir verčia mus manyti, kad visi Lenkai yra šūdžiai, šikniai ir vat tokie. Ir taip nėra, nes praeitie mums Lenkija yra padėjusi ir Lenkijos policija, ir Lenkijos serviso darbuotojai, ir patys Lenkai įvairiais reikalais. Tačiau bet vieno tokio veikėjo valdžios parodimas gali sugadinti įspūdį ir visos šalies įvaizdį. Dar toks įdomus dalykas, kad Lenkijos muitininkai yra, nenoriu naudoti tokio blogo žodžio, bet pasakysiu taip, blogai mokėsi, yra labai neraštingi ir nemoka jokios kalbos apart lenkų. Tai va taip. Ir man čia yra keista, nes aš neįsivaizduoju, kad darbo prašyme muitininko arba pasieniečių nebūtų parašyta kokia nors užsienio kalba. Ypatingai to, kuris betarpiškai bendrauja su įvairiais užsienio piliečiais. O jeigu Lenkijos muitininkai ir pasieniečiai įsivaizduoja, kad per Ukrainos-Lenkijos sieną važiuoja tik tai Lenkai ir ukrainiečiai, tai jie labai klysta. Važiuoja įvairių šalių piliečiai. Ir mano supratimu, jų darbo aprašyme yra, aš esu 100% tikras, yra parašyta mokėti anglų kalbą. Arba bent jau anglų kalbos pagrindai. Tačiau jie iš principo nekalba, jokia kalba išskyrus lenkų. Ir labai supyksta, jeigu tu tos lenkų kalbos nemoki. Kartais jie parodo labai aiškiai, maždaug taip. Kaip čia dabar gaunasi, kad Maliauskai, tu lietuvis ir nemoki lenkiškai. Tai lenkiškai nemoku. Moku keli žodžius pasisveikinti, visą kitą, bet ir suprasti, ką šneka, ir mokėti atsakyti yra du skirtingi dalykai, mano supratimu. O atsižvelgiant tai, kad Lenkija yra ES šalis, kaip ir mes, mano supratimu, o oficiali kalba yra anglų, arba ta bendra kalba yra anglų, tai manau, kad jie turėtų mokėti angliškai. Deja, taip nėra. Ir tada prasideda įvairūs nesusipratimai. Kaip pavyzdys, kaip strigome mes, kai atėjo eilė mūsų automobiliui važiuoti. Mūsų automobilį į priekį iki Lvivo vairavo Paulius, žurnalistas 15 minučių. Ir priėjus pasieniečiui, žmogus tiesiog nepagalvojo ir vietoj visų 3 pasų, turiu omeny savo, mano ir Aivos, padavė pasieniečiui tik tai savo pasą. Ir pasienietis kompiuterinėje sistemoje pažymėjo, kad automobiliu Renault Trafic važiuoja vienas žmogus, Paulius. Supratę, kad pasienietis nusinešė tik tai vieną pasą ir deja mes su savo pasais jau nespėjom pribėgti, arba spėjom pribėgti, bet pasienietis pasakė, kad mes pavėlavom ir jis užregistravo vieną žmogų į sistemą. Tai sakau, tai ar jums sunku parašyti ten, nežinau, kaip tai lentelė atrodo, ir sistemai +2 keleiviai, toks ir anoks.
Pasienietis pasakė, tai padarysiu, bet dabar jūs turėsite palaukti, kol praeis visa eilė ir tada jau praleisiu ir jūs. Tai mano supratimu, vėlgi čia suveikė tas lenkiškas pasieniečio principukas, maždaug, kadangi jūs žiopliai, tai aš dabar jūs čia biškį nubausiu. Pastatysiu į kampą ir jūs čia dabar pastovėkit pusvalandį, o tada jau, kai aš teiksiuosi ir būsiu maloningas, tada jau padarysiu tai, ką galėjau padaryti per 2 sekundės. Reiškia paspausti langelį ir ten įrašyti skaičių 2, arba tiesiog pliusą paspausti 2 kartus, nurodant, kad tame automobilyje yra dar ir 2 keleiviai. Tai va tokie niuansai. Mes visą laiką juos žinome ir nes jau nebesitikime praeiti sienos be jokių tokių mažų juokingų ir nejuokingų istorijų, žinodami, kaip ten vyksta. Čia paminėsiu, kad vis dėlto pamainuose ne visi Lenkų muitininkai ir pasieniečiai yra ožiai ir vištos, yra ir dirba ir normalių. Ir mūsų rekordas važiuojant į priekį sienos perėjimų yra 35 minutės. Tai kai žmogus tiesiog ateina ir padaro savo darbą be reikalingų įsidirbinėjimų ir kabinėjimusi. Į priekį, gal ne tai, kad kiek ilgiausiai užtrukom, dabar atmintinai nepasakysiu į priekį važiuodami, bet šį kartą mes užtrukom kirsti Lenkijos-Ukrainos sieną virš 4 valandų, jeigu gerai pamenu. Bet ir tai mes skaitomėm, kad 4 valandos tai yra dar tas normalus laiko tarpas. Kai visi ekipažai susipildė deklaraciją, susitvarkė, kaip sakant, kai jau visus praleido per muitinę, visi susirinkom aikštelę ir padarėm pirmą sustojimą jau pačioje pirmoje ukrainietiškoje kolonėlėje, kur kam reikėjo dasipylė kuro. Ir važiavom link Lvivo, kur ir buvo mūsų pirmoji nakvynė. Tai šitoje laidoje įvade, ką planavau, tą ir papasakojau, tai apie ką pasakosiu ateityje ir kaip vyksta mūsų pasiruošimas, planavimas, dokumentų tvarkymas ir kaip mes skirtume sieną. Tai sekančiose laidose kalbėsime, kas buvo toliau ir jas jau matys tik tai, primenu, kad mokami Patreonai, nes reikia gerbti už tai, kad žmonės palaiko mano darbą ir supranta, kad visas tas pasakojimas ir kalbėjimas užima laiko ir pasiruošimą. Tai dar kartą ačiū Jums, kad Jūs esate su mumis. Raginkite savo draugus, giminės ir pažįstamus prisijungti, stebėti. Taip pat paraginsiu Jūs ateičiai drąsiai rašykite komentarus ir dėkite klausimus, nes galbūt aš praleidžiu temas arba nepapasakoju apie tai, apie ką Jums labai įdomu. Tai aš Jūsų komentarus perskaitysiu ir tikrai pasistengsiu, kad ta informacija iki Jūsų daeitų. Toliau ateičiai galbūt turite kažkokių rekomendacijų. Jeigu Jūs pageidausite, aš galiu daryti tas pačias karinės apžvalgas, nes Rusijos-Ukrainos karo kontekste labai daug informacijos yra rusų kalba ir aš pilnai suprantu, kad ne visi rinkosi studijuoti ir mokintis rusų kalbą, tai jeigu Jūs išreikšite tokį poreikį, tai aš tai daryti galiu. Tai ačiū Jums dar kartą ir iki sekančių susitikimų. Ilgai netempsiu ir tą, pavadinkim, serialą Jūs greitai pamatysite ir 2, 3 ir visas kitas serijas. Iki susitikimų.